Minėse atskiro starto lenktynėse Lietuvai padovanojo Rasa Polikevičiūtė. Žinoma, tai buvo pagrindinis Lietuvos delegacijos laimėjimas šiose pasaulio pirmenybėse. Grupinės moterų lenktynės vykusios po 3 dienų pademonstravo, koks klastingas yra šiuolaikinis dviračių sportas. Atrodo, vienodai nesunkiai galima tapti pasaulio čempionu, kaip ir pralaimėti, atvažiuoti grupės viduryje ar netgi nebaigti distancijos. Tai Editos Pučinskaitės žodžiai. Grupinių lenktynių išvakarėse Lietuvos rinktinės narės visos 7 be išimties sirguliavo. Sunegalavo ir Rasa Polikevičiūtė, ji turėjo temperatūros. Lenktynių dieną beveik optimaliai jautėsi vienintelė Edita Pučinskaitė, tačiau sakyti, kad ji buvo visai sveika ir puikiai pasiruošusi, būtų neteisinga. Daugumai Lietuvos merginų tą dieną iš viso geriausia būtų buvę praleisti lovoje. Visgi lenktynių išvakarėse buvo priimtas principinis sprendimas, važiuos visos 7, mat priešingų atveju galima būtų buvę tikėtis nemalonių Tarptautinės dviračių sporto sąjungos sprendimų. Kai kurioms savo auklėtinėms šalies rinktinės vyriausiasis treneris Valerijus Konovalovas nurodė palikti trasą jau po pirmųjų 2 ratų. Iš viso jų reikėjo įveikti 9, distancijos ilgis 127,5 km. Tiek sportininkėms, tiek gausiems žiūrovams nuotaiką gadino ir šaltokas bei lietingas oras. Lietus pliaupė be perstojo visas 3 valandas 17 minučių 39 sekundės. Toks buvo naujosios pasaulio čempionės laikas. Sąlygos lenktyniauti buvo baisios. Kaip ir galima buvo prognozuoti, slidi kelio danga tiesiog provokavo sportininkės. Daugelis griūčių buvo masinės, neapsieita be rimtų susižeidimų. Jau pirmajame rate į griūtį pateko Jolanta Polikevičiūtė ir Gitana Gruodytė. Jos smarkiai nesusižeidė, bet jau nebetęsė lenktynių. Antrajame rate griūtį užprogramuoja specialistų labai netechniška vadinama atskiro starto lenktynių pasaulio čempionė amerikietė Mary Holden. Nuo jos smarkiai nukenčia Rasa Polikevičiūtė, susidaužė šonkaulį, bei Zita Urbonaitė. Lietuvaičių trasoje ženkliai sumažėja. Lenktynių įtampa ir oras daro savo. 7-ame rate iš distancijos pasitraukė Žani Longo, dar šiek tiek vėliau ir Diana Žiliūtė bei kai kurios kitos garsios sportininkės. 5-ame lenktynių rate nuo pagrindinės grupės pavyksta atitrūkti 29 metų Baltarusijos sportininkei Zinaidai Stahurskai. Dar visai neseniai jie atstovavo Italijos ekipai AK2 Lorena ir buvo geriausių mūsų dviratininkių komandos draugė. Iš pat pradžių atrodė, kad tas jos atotrūkis yra tik trumpalaikis, bet viskas vyko atvirkščiai. Intervalas tarp jos ir pagrindinės grupės tai sumažėdavo, tai vėl padidėdavo net iki 2 minučių. Likus maždaug ratui specialistai konstatuoja, Baltarusijos dviratininkės pavyti jau neįmanoma. Taip tolygiai ir lengvai įvažiavo. Iki pat lenktynių finišo dėl 2 vietos kovėsi Edita Pučinskaitė. Ji buvo aktyvi visų lenktynių metu ir tikrai nusipelnė šiltų žodžių. Nebūdama itin stipri sprinterė, Edita link finišo atskrieja su dar 16 sportininkių ir užima galutinę 12 vietą. Sidabro medalį laimė Olandė Chantal Beltman, bronzos švedė Madelena Lindberg. Šaunuolė ir Edita Kubelskienė. Ji kiek galėdama padėjo mūsų lyderiams, kovėsi iki pat pabaigos ir finišavo 44 tarp likusių 60. Net 51 dviratininkė iš distancijos pasitraukė. Įdomu, kad tarp jų atsidūrė ir visos 3 atskiro starto lenktynių laureatės. Kūdos merginos vėl taip pat, kaip ir olimpiadai. Sušaliai nieko negalėjo parodyti, nes tą patį Žani Longo, kiek iš pradžių dar galėjo, o į pabaigą matėt, kad jau nieko negalėjo padaryti. Tai dabar irgi, Stagurska, jinai siekia iš tokių didesnių merginų, Beltman irgi iš stambesnių. Na ir jeigu dabar dar paanalizuoti, reiškia, kas atvažiavo toj grupiai ir kas sufinišavo, tai pamatysit irgi, kad tokios, šiek tiek stambesnės, galim sakyti, kur didesnį riebalų sluoksnį turi, tai jos mažiau nukenčia nuo šalčio. Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas Vytautas Gediminas Gruodis į pasaulio čempionatą atvykęs tik moterų grupinių lenktynių išvakarėse buvo labai patenkintas Lietuvos sportininkų pasirodymų Prancūzijoje. Šiaip tai laimę nešat, vis, kai atvažiuojat, vis būdavo medaliai. Dabar šį kartą... Tai ką, medalis buvo. Bet jūs dar nebuvote atvažiavęs. Tai nesvarbu, bet aš planavau atvažiuoti. Pažiūrėkit į laikraštį. Lietuva prieš Prancūziją. Tai va, kokia reklama Lietuva yra. Tai čia daug ką mūsų sportininkas pasiekė. Labai gražiai pasaulio pirmenybėse Lietuvai atstovavo 22 metų Marius Sabaliauskas. Iki medalių jam šiek tiek pritrūko, bet 2 kart užimta 5. vieta tiek atskiro starto, tiek grupinėse lenktynėse kalba pirmiausia apie jo stabilumą ir jau aukštą meistriškumą.
Grupinėse jaunimo lenktynėse Marius turėjo galimybių netgi laimėti, tarpais pirmavo, bet paskutinėme pakilime visgi pritrūko jėgų. Visos jos buvo atiduotos kovai. Buvo stiprus varžovai. Daugiau nebegalėjau nieko. Atidėjau viską, ką turėjau. Užimti 5. vietą Sabaliauskui daug padėjo Žydrūnas Ragelskis. Tiesa, jis lenktynių nebaigė, kaip ir Dainius Kairelis, patekęs į griūtį. Grupinėse lenktynėse dar dalyvavo Andrius Zaleskis ir Drąsutis Stundžia. Galbūt aukštesnių vietų tikėjomės iš mūsų jaunių vaikinų. Asmeninėse atskiros starto lenktynėse Tomas Vaitkus buvo 11, Vytautas Kaupas 25. Grupinių lenktynių rezultatai labai kompaktiški, net 79 dviratininkai sutilpo į 36 sekundės. Nuo nugalėtojo Naujosios Zelandijos sportininko Jeremio Džeitso Karolis Volungevičius atsiliko vos 4 sekundėmis, tai 12 vieta. Tai buvo labai gražios, tikrai vyriškos lenktynės, nors jų dalyviai dar ir 18 nesulaukia vaikinai. To paties amžiaus merginų varžybose lietuvaitės pasirodė ko gero pagal savo galimybės, nors palankiau susiklošius aplinkybėms vietos galėjo būti ir žymiai aukštesnės. Pavienio starto rungtyje Diana Elmentaitė buvo 17, Indrė Janulevičiūtė 18. Grupinėse lenktynėse Elmentaitė vėl sugebėjo pakilti aukščiausiai 29 vietą, Modesta Vžesniauskaitė buvo 42. Anot Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinio sekretoriaus Valentino Rutkausko, šios amžiaus grupės merginos svarbiausių varžybų metu nebuvo geriausios sportinės formos, galbūt tai trenerių darbo spragos. Pasaulio čempionatą stebėjo, kaip jau įprasta, gausus iš Lietuvos atvykusių sirgalių būrys. Bronzinė prizininkė Rasa Polikevičiūtė per jos pagerbtuvės Nadam kempinge teigė. Tokių sirgalių kaip mūsų tikrai nei viena komanda neturėjo. Visur matėsi ir vėliavos, ir kepurės, ir labai iš tikrųjų padėjo. Čia tokia gera tradicija, kad pas mus tie sirgaliai dabar taip važinė. Aš dabar pagalvoju, va, šitas Dagurską išlošė, bet atvažiavus jinai, kaip vienas treneris, vienas mechanikas, jos draugai ir jinai. O čia pas mus tiek žmonių, tai pasižiūri vien, kad ir pralošiai žmogus atrodo, nieko ten atrodo tik tai ir 12, nors tai buvo, bet atrodo, kai tiek daug žmonių dėl kažkaip, atrodo, ne šiandien, rytoj. Kitais metais spalio mėnesį pasaulio dviračių sporto plento čempionatas bus organizuojamas Lisabonoje.